Kai jaučiame savo nemalonius jausmus, imame kažką daryti, bet iš tiesų turime tam tikrą poreikį. Kai mes pykstame, ką darome? Kritikuojame, puolame kitus, nutylame arba atsitraukiame apskritai. Tačiau ko mums iš tiesų reikia? Mums reikia aiškių ribų, aiškumo ir jausmo, kad esi išgirstas. Kai mes nerimaujame, ką darome? Pernelyg kontroliuojame, perdėtai planuojame, kuriame baisiausius ateities scenarijus. Ko mums iš tiesų reikia? Mums reikia saugumo ir mažo kito sekančio žingsnio. Kai mes liūdime, ką mes darome? Užsidarome, atsitraukiame. Kartais tiesiog apsimetame, kad viskas yra gerai. Ko mums iš tiesų reikia? Švelnumo, ryšio, leidimo savo pabūti tame jausme. Gėda, ką mes darome? Slepiamės, atsitraukiame, teisinamės, kartais puolame save arba kitus. Ko mums iš tiesų reikia? Atjautos savo, priėmimo, žinojimo, kad klaida tai niekaip nereiškia, kad esu blogas. Pavydas, ką mes darome? Kontroliuojame, lyginame su kitais, kaltiname kitą. Ko mums iš tiesų reikia? Saugumo santykyje, aiškumo, ko iš tiesų bijome netekti. Bejėgiškumas, sustingstame, atidėliojame arba iš vis nieko nedarome. Ko mums iš tiesų reikia? Mažo įmanomo žingsnio, palaikymo ir priminimo savo, kad galbūt aš ne viską galiu, bet kažką tikrai galiu. Vienišumas, ką darome? Izoliuojamės, pernelyg daug naršome, kartais apsimetame, kad esame užimti. Ko mums iš tiesų reikia? Mums reikia gyvo kontakto, būti pamatytam, nedidelio, bet tikro ryšio. Iš tiesų, klausimas turėtų būti keliamas ne apie tai, kaip man dabar nejausti, tačiau apie tai, koks mano poreikis slypi už šio jausmo.